Lietuvos įėjai. Sveiki, sveiki. Visas possibilities turi. Nieko nesako. Tuš. Jo, nekur. Ką ten minėjai, kad žvakės reikia išimti? Ai, jų. Čia daugiau nei tepale. Sveiki. Mes ir vėl čia. Turbūt pamenate iš antruko epizodo. Tai žodžiu atvažiavom susirinkti mašinėlių vėl į Klaipėdą. Tik šiandien automobiliai ne čia, čia tik dokumentai. Automobiliai kažkur išbarstyti po Klaipėdą, tai dar važiuosim ir jų ieškoti. Tai lekiam pasiimti dokumentų ir važiuojam. Tai jūs išgirdot teisingai, automobiliai bus 2, tokie patys, kitokių metų. Ar mes žinom, ar jie važiuos? Ne, nes jie yra vienas daužtas ir skendęs, kitas tik skendęs. Ar tai geriau? Ieškom savo mašinos, bet nerand. Aš jau mačiau, kur vietas buvau. O, tai dėjim. Skemberių iš karto. Lietuvos įėjai. Lietuvos. Čia tik tai brangiau jau. Nenusipirksim. Žiūrėk, ir kažkas to pat. Taip. Krūmų. Tai apsauginis pravartelius, sakys, ne, taip ir pirmą kartą tokią akciją darom. Važiuok ir pasiim. Va, matau. O, vamos a la playa. Ten. Matote? Matote pirmąjį pretendentą. Tai šitas skanduolis, bet nedaug. Šitas gerai. Tas visiškai skendęs, rūt nuo lietaus. Padėsim. Va, tarp šnotos, kažkas įspyrė į bumperį. Pilnas video ir dar daugiau mūsų kontribiai. Realiai dėl tiek, man nieko neturi. Ne, čia jau tampyta, atrodo. Meninis. Lendam į vidų. Lendam. Ateik arčiau. Aš nežinau, matau. Tu vairą pafilmavai. Vajų dūdis. Gerai, šitas... Bet nesimyrda baisi. Tai įdžiuvo saulės. Kas Ką viso raktą? Gerai, sėdynės siūsim. Šaika, kur raktas? Pakabintas turėjo būti. Nebėra. Kur šūpas? Vo. Tik. Nėra vandens. Atvažiuosi, minus 300 už raktą. Not cool. Tai mes turim nuotraukas, kad buvo, kai pirkom. Prieš krovimą? Prieš krovimą dar net į čia buvo. Tai skambino Tadas, tai pasirodo tikriausiai raktas yra. Tik šitos aikštelės savininkai ar darbuotojai paėmė ir pasidėjo pas savo į ofisą. Tai kol kas neblogai. Nenori, ne? Aišku, čia gyvybės daugiau nei pasaulyje. Nu gerai, bagažinį nėra taip blogai. Sveiki. Žiūriu, kas čia dovanų. Gerai, šiaip ne, bagažinė nėra spaus. Čia irgi saus, švaru. Nieko skuraužint? Ne, nieko. You got the key. Žodžiu, ką radot gerą, kol manęs nebuvo? Tai bagažinė, kad duodi. Sausa. Aš siūlau tiesiog. Kodėl jisai šlaptas, tas salonas? Nu, tipo, kodėl jisai Gal. Aš čia sakau, komitinam ir kuriam.
tiesiog. Pamitinam ir kuriam. Jo. Tai jei tepalė nėra, tai nebus žvakėse kur nors. Filtrą reikia pasižiūrėti. Nu, tai filtrą reikia pasižiūrėti. Tai reikia atsukinėti įrankį. Nu, tai gerai. Tai viskas. Na, žiūrėjau. 1,5 volto. Akumui kaput. Sausa, švaru, gražu. Hei, šviečia. Reikia nusimti. Aš buvau nuėjimą. Buvai, viskas gražu. Čia biški parasoja. Rasos yra. Bet matai, senai kurtas, tai bus viskas. Buvau čia įsiėmęs, buvau saugiklis įsiėmęs. Prasme, čia langai nuleisti maros buvo ir tiesiog Taip, taip. prilyja. Nu. O tepalo ir? Ai, jis subėgęs, žinai. Jo, subėgęs. Švaru viskas. Ir filtras keistas pasirodo. Tiesiog kuriam, manau. Gal tas gyvybė yra. Reiks irmi čia šitą spardyt. Jo, reiks daužyt. Starterį? Jep. Baba vyva. Bus per mažai, žinok, jis išjungia ekraną. Nes ir net pečius nepasileidžia. Ne, per mažai bus čia, viskas makaluoja. O kokią akumą dėjai? Didelį. Nekankink, nedegink. Gerai, turėtų. Šiaip viskas gerai su realiam. Nu, tai gerai, keliamės ir daužom. Gerai, nepasieksiu aš tas tarp. Ai, matau. Ne, tai reikia daužyti, kai kuri. Nedegink. O tu girdi kažką? Ne. Tai kaip aš deginu? Ne, tai iki realies tada eina. Kad saugiklių nedegintum. Bandyt tiesiai maut Ką maut? į starterį. Tuoj dar biškį pagyvinsiu šį. Nelabai. Šiaip nėra baisiai sunku prie jo prieit, gal išsijamam tiesiog. 13 galvos reikia ant impakto. Ant impakto. Tau per aukštai mašina? Realiai, jo. Nuleis biškį. Gal ne. Ei. Per viršų eis? Ne, duslis trūko. Visur trukdo duslius? Jo. Stabilniką nuim. Šiaip šitas. Šiaip stabilniką reiks atsuk, nes nusistumės. Jo. Bet stabilnikas nieko neduoda. Šitą remiasi ir vairo kalnėlę. Arba šiaip aš prieinu, nu, tipo, prieinam prie pliuso, prie minuso. Minusą gaudysis pats. Tai galim tiesiog... Minusą negaudys pats, nu, reikia ant kėbulo jungti. Tai jis ant kėbulo jis guli. Bet man mažą laidą į 12 sužadinimą vis tiek reikia. Tai dar reikia vieną laidą? Mažiuką, jo. Gerai. Bet mes jo neturim. Tuo išlupsim. Nu. Priliesk ir ten sekundė, žinai. Nu. Mechaniškai jo prasukt neitų? Aš sukinėjau. Ratu? Jo. Ten sankaba yra turbūt. Čia jo. Tai viena pusė turi būti sankaba, kita ne? Aš žinau, kaip susideda tas starteris. Netekia ardyt. Bet matau, šitoj situacijai reikėtų būti išardžius bent vieną. Nu, tai reiks ardėm. Tai reiks savo visą? Ai, tai tu ardėjai, panai. Aš ardžiau. Gerai, vienas sukasi, į kitą, jo, išsiplečia ir nelampa. Tai reikia tada jėgos. Išeitų jėgos įdėt kažkaip. Tipo, tu jis Su kažkuom skyla. stumtelt. Supratau, išeitų stumtelt kažkaip. Su kūju? Ja. Per šonį.
žinutę. Su puška gali? Neturim tiek laiko. 8 uždėti. Šitą, jei kas esat muitinės aikšteliai Keit starterį perrinkinėję, duokit komentaruose, palikit žinutę. Šiaip įdomu, kiek išprotėt galima tokiom sąlygom. Parodyk komentatoriam. Geras? Nu. Ką žinau? Kom ką apie? Nelaimė ar laimė? Ne, šiaip tai nieks neužėlė. Bužmingas. Dar ardusis? Jo, bet tada šitie iššok. Šokas sausam? Bandom duot masės ir žiūrėt, kas vyksta. Dabar bandau patikrinti, ar motoras prasisuka. Tai jo, prasisuka, bet didelių pastangų. Priėjimas prastas tiesiog. Čia galiu daužyti? Galiu. Važiuojam starterį, atiduosim servisą. Ir daugiau nieko, kitos mašinos. O toliau reportaže. Vėliau matysit. Tai va tokią situaciją turim, atvažiavam, davėm spaudimų žmonėm. Galbūt išgelbės ir starterį atgaivins gan greitai. Ir taip pat mus priėmė labai draugiškai ir sakė pasistengs vien tik dėl jūs. Ir esam starterių remonte Klaipėdoj. Einam pažiūrėti. Štai starterių direktorius, matom, išsitepęs tepalė, tikrai dirba. Šaunuolis. Kokia situacija su starteriu? Nieko nesako. Žodžius. Tuoj atsakys, gal jam šeimininkas pasakys, ką reikia perduoti. Daužim su plauktuku. Jūs daužėt? Taip. Nu tai daužėt vis. Aš daužėt. Tai jau dar šitas gabaliuks atskylės ir viskas, ne? Na ką, draugai, tai pagaliau su pirmu chargeriu pirmas etapas užbaigtas, tai didelis ačiū starterių servisui Klaipėdoj, labai fainas direktorius ir jo greičiausiai žmona viską padarys, kad tik tai starterį atgautume šiandien ir važiuojam pasiimti antro chargerio, jis taip pat su staigmenom, tai kažkaip pražioplinom, susvajojom ir tik šiandien pamatėm, kad parašyta dokumentuose, kad rakto nėra. Tai dar reiks raktą gaminti, tai dabar, žinai, starteris, tai kaip ir aišku, čia daug kas remontuoja, patys kažkiek suprantam raktą, ne visi gali dabar padaryti. Ir dar sužinojom, kad reikia didelę tikimybę, kad kompą jo išsimt ant stalo. Tai dar mažina tikimybę, kad čia neužkursim. Bet kas mes... nebando, tas negeria kažko. Nelieka nakčiai Klaipėdoj. Bambalaitė. Šitas vyks. Čia tai mačiau. Tai tavo būs. Titainium. Nu, tai šuns paps. Gerai, man čia įdomiausia. No. Kas? Tiesiai? Kiek tiesus, gerai, kad tūlė yra. Eik, tu kaip skrioks. Burnautina. Ką tik su 4 varomais? Ne, čia kažkas ne tai. Tu gal išsijungia? Ai, va, kaip burnautina. Dabar kimbam į paieškas raktų. Dai, tepaliuką pažiūrėjom. Tuš. Ai, kažkas biškyra. Bet mes turim tepti. Ne, rakto nėra, degimas veikia. Ką, tikrinamės sveikatą variklio ir viskas, ir laukiam raktininką. Pakeitė mokymą. Neįdomiausia dalis. Na tai atvažiavo raktų meistras, bandys paleisti pririšt raktą ir vilėmės, kad užsikurs, tai žodžiu, su laiką taip vaikščiosiu. Tai turėtų šiaip viskas būt gerai. Ir dar laikom čiūrus. Ir jūs laikot. Karterį matau?
Ne, kažko big problema. Karterą, sakė. Bam. Gali nepūsto oro. Gali traktą nerišt. Nėra prie ko rišt. Karteris. Tai šitą reikės paimti vieną chargerį. Na taip, tai nėra rakto šio automobilio ir išsikvietėm raktininką, dėja jis neturėjo pilno to, kurio mums reikia, bet jisai turėjo kitą be vienos funkcijos, tai su juo sutarėm, kad sekantį kartą pririš, o dabar Dodge'as lieka čia, jį paims tralas, kadangi karteris yra kiauras. Ir ką dar svarbiausia noriu paminėti, tai čia buvo pats geriausias raktininkas, kokį teko sutikti ir prisegam jo kontaktus, galėsit susisiekti, jeigu reikės jo pagalbos Klaipėdai. Realiai visus automobilius gali prisijungti, patrišti, pririšti ir taip toliau. Tai žodžiu, sutvarkė mūsų starterį ir dar sužinom, kad jie tvarko ne tik automobilių starterius ir generatorius, jie gali ir laivui, ir bet kokiai sunkiai technikai sutvarkyti tiek starterį, tiek generatorių. Tai ačiū didelis jiems ir lekiam dėti atgal. Tai grįžom su naujų starteriu. Tai kadangi juodo nepaėjo prikelti, tai bandysim šitą prikelt. Šiaip šansų labai daug. Sužinosim už 10 minučių. Jūs visą tai mato tiesiogiai. Tiesiogiai, live. Tiesiogiai live. Jau geriau negali būti. Aišku, gal už 3 mėnesių pamatysit. Net nereiks sakyti, žinai. Jau kai matysit, mes visi su bluzonais būsim. Greičiausiai. Why is it so hard to hold on to? Maybe I'm obsessed with a hurried rush. Whenever I slow down, I beat myself up. So much time worrying what could be or what I might have been. Aš gerai nusteikęs. Jau dedu numeris. Aš tikiu. Sukas? Atsisuka. Išlysų tu, ne? 3, 2, skendus. Buvo vandens. Bet, buvo, nebuvo. Tiek to ir vandens čia Bet buvo. nebus. Viskas bus gerai. Nuplaunam varžtą. Pilnai leis, nepaliesiu. Padarome gyvenamą erdvę europiečiams. Tai kaip matot, keičiam filtrą. Nu, skendus. Šitas biški drėgnas dar toksai, šiaip purvinis. Pilom kyščius visus Fuchso. Mes taip pat naudojame oficialias Fuchso tepalo surinkimo bankės. Būtent tokiam progom. Būtent tokiam problemom spręsti. Labai patogas, telpa automobilyje bet kur. Net į cup holderį, telpa 5 litrai. Galima spilti ir daugiau su laiką prie gerų norų. Tai, žodžiu, vandens, tarkim, 150 ml buvo tepalė. Tepalė? Kirčiavimas, taip. Alyvo, variklio alyvoje. Tai prognozijos kol kas geras, bet mes vis dar nepaspaudėme start mygtuko. Tai jūs ir nesidžiaugit, nes mes irgi dar taip. Vienas jau dead, šits dar toks. Niekas nežino, kaip čia bus. Apsauginis maros naktį čia būna. Full. Filtrą užsukai, užveržiai. Taip. 3, 2, 1. Hydrolock. Jo, nekur. Biškiai turim vandens cilindrę.
Ką ten minėjai, kad žvakės reikia išimt? Sakiau, kad reiks. Let's go. Užsilenkt? Sulenkt. Stumus. Per mažas čia buvo. Ai, va kodėl. Kažkas. Ai, jų. Čia daugiau nei tepalė. Čia daugiau nei tepalė. O, jemi. No start. Ne, bet dar čia good, esi neužlenkt. Nu. Vienas cilindras buvo blogas. Ne, tai blogai. Nu, vienas cilindras. Toyota įsiplovė. Все? Vienas. Tik vienas? Jo, iš vieno. Dėl to ir lengvai ir prasuko, nu tipo prasuko. Dėl to aš irgi prasukau ranką. Taip. Ne, dar bent. Nu, dar Dabar bet. išvalyk yra. Žodžiu, istorija tokia, kad dabar šio variklio užkūrimas lygus stebuklui, nes išdegimo kameros lauko sąlygom išvaryti visą vandenį realiai neįmanoma. Ten visur turim po, nu ne visur, 3 cilindruose turim po kokius 10 ml vandens, gal 15 maksimum, bet to gali pakakti užgesinti žvakę. Bet tikimės, kad per vieną kitą pakūrimą galbūt viską išstums. Koks dar variantas išsivaryti, gal reikia lauk iš čia. Ir ramiai sau dirbti. Tai surinkam ir žinom, ką jis kalba. Gerai. Jei nekalba, tada stumėmės. Sudėk šitus gali. Pala, gesink. Ką, eterį? Kur prikurkė, vos prask tą variklį. Einu greit tą karutį gaudyti, ar perdodam mūsų Vaidui, kad parvežtų. Pamdyk, kur tas atvež. Atleist. Tai va, draugai, kaip ir matėt, visą dieną pralakstėm. Realiai iki pilnos laimės trūksta aukšto slėgio kompresoriaus, kad išpūst visiškai džiovint degimo kameras ir tada jis užsikurtų. Na, bet bent turim pakeistą tepalą, besisukantį motorą, dar šiek tiek likusio vandens, naujas žvakes, naujus filtrus. Tai realiai beliko išsikviest tralą, parsivežti ramiai į garažą ir be streso įsidžiovint degimo kameras ir užsikurti. Žodžiu, nepasidavėm, bandėm, nepasiduokit ir jūs. Tik tai prives prie gerų rezultatų. Mes labai pavargę, alkani, varom valgyti, tuoj sugrįšim.